Sveiki, prabėgus 2 savaitėms jūsų namuose vėl S Plus info. Šiandieną, kaip visuomet, gausų naujienų iš elektroninių ryšių bendrovės S Plus gyvenimo. Viena labiausiai socialiai atsakingų įmonių Šiaurės Lietuvoje, įmonė S Plus, visuomet rūpinasi savo klientais. Todėl šiuo metu vyksta nemokami interneto kursai seniorams. Kviečiu ir pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Nepamirškite sekti informacijos dienraštyje Šiauliai Plus, kur skelbiamos naujos atrankos į šiuos interneto kursus. Sako, žmogaus gyvenimas kyla spiralės principu, o štai technologijos šauna tiesiai į viršų. Ir kartais su technologijom suspėti nėra lengva. Greičiausiai dėl to yra toksai poreikis kompiuterinio raštingumo. Ir S Plus kaip interneto tiekėja neretai išgirsta apie šį poreikį, kad žmonėms reikia mokytis, kad kartais jie nemoka naudotis kompiuteriu arba tiesiog nebespėja išmokti. Todėl S Plus surengė nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus. Ir mes šiandien atėjom pasižiūrėti, kaip sekasi pirmajai mūsų grupiai. O noriu pasakyti, kad iki naujų metų jų yra jau net 6 grupės. Taigi, eisime pažiūrėti. O ar jūs spėjat su šiuolaikiniam technologijom ir ar visus atsakymus žinoti, visus iškilusius klausimus? Ne, aš nežinau visus atsakymus, visus iškilusius klausimus, bet taip stengiuosi neatsilikti ir stengiuosi savo žinias perteikti žmonėms. Ir aš manau, visi mes norim būti išmanus. Tai sakykit, kaip sugalvojate šitos kursus? Radau skelbimą, kadangi nemoku nieko. Ir atėjau. Sakykit, kaip galvojat savo žinias panaudoti? Noriu būti raštingas. Kompiuteris raštingumas. Ar pirmą kartą dabar esate tokiuose kursuose, ar mokėjot naudotis kažkiek kompiuteriu? Kažkiek žinojau, kad toks dalykas yra, bet naudotis... Tai galvojat, kad šitie kursai bus naudingi jums, ar ne? Tikiuosi. Sakykit, kaip išgirdote apie šitos kursus? Draugė paskambino, rado skelbimą. Į mielų norų, sakau, pirmose gretose. Ir kaip pirmieji įspūdžiai? Labai geri, labai norisi visko, norisi žinokit, kaip jaunam žmogui. Jau tradicinėje 1616 paslaugų linijos rubrikoje šiandieną lankysimės įmonėje, kurios pagalba gali praversti kiekvienam iš mūsų. Kokią pagalbą gali suteikti šitą įmonę, kviečiu ir pasižiūrėti. Labai dažnai susiduriama su situacija, kada žmonės pameta ar nulaužia raktą ir negali patekti į automobilį ar butą. Šiuo atveju reikėtų paskambinti mums tiesiogiai arba trumpuoju numeriu 1616 ir mūsų dirbtuvės Raktai Plus meistrai ateis jums į pagalbą. Pas mus galite pasigaminti atsarginį automobilio raktą, susitaisyti automobilio spynelę. Taip pat mes programuojame automobilių imobilizerinius raktelius. Taisome smulkią buitinę techniką. Maloniai kviečiam. Lapkričio 27-29 dienomis Šiaulių miesto arenoje vyks tarptautinė verslo bei pasiekimo paroda. Kaip visuomet, įmonė S Plus šitoj parodoje taip pat dalyvaus. Kviečiu pasižiūrėti, kuom šiemet nustebinsime parodos lankytojus. Tokį vaisių tropinį kokteilį galėsit susiplakti kiekvienas apsilankę tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje Šiaulių arenoje lapkričio 27-29 dieną S Plus stende. Profesionalumą garantuojame, mums į pagalbą atkeliauja baro vilkai. Atėję galėsit susiplakti savo asmeninį kanalų kokteilį. Taip pat siurprizas, kuris yra šitoje dėžutėje ir kurį mes pristatysime verslo ir pasiekimų parodoje, į kurią kvietė Dovydas ir į kurią jau supratote, kad atvykti tikrai verta. O šitoje dėžutėje yra daiktas, kuris suteiks jums naujų galimybių ir tikrai smagių pramogų. Dar turiu pasakyti, kad parodos metu bus sudaromas žmonių sąrašas, kuris šitą daiktą galės gauti kažkuriam laikui nemokamai. Taigi, laukiam visų verslo ir pasiekimų parodoje lapkričio 27-29 dienomis, o kad įėjimas būtų nemokamas, tai lapkričio 21 bei 28 dienomis savaitraštyje Šiauliai Plus rasite nemokamą kuponą. Taigi, iki susitikimo parodoje.
Taigi įsiaiškinsime, kas teisingai atsakė į praeitos savaitės viktorinos klausimą ir laimėjo puikų S+ skėtį. Laimėtoją šiandieną įsiaiškinti man padės mano kolegė Živilė. Taip, ir laimėtojas yra? Laimėtoja Justina Eš. Su laimėtoja susisieksime asmeniškai. Parodos metu įmonė S+ pristatys naują kanalų paketą. Šis kanalų paketas išskirtinis, o naujas viktorinos klausimas – kaip vadinsis šis išskirtinis naujasis S+ televizijos kanalų paketas? Teisingai atsakęs į šitą klausimą galės laimėti puikų S+ smilkalų rinkinį. Atsakymus siųskite kaip visuomet elektroniniu paštu viktorina@splus.lt. Nepamirškite nurodyti vardo bei savo telefono numerio. Sėkmės dalyvaujantiems! Šiandieną jau atsisveikinu. Nepamirškite dalyvauti mūsų viktorinoje ir susitiksime lygiai po 2 savaičių. Iki pasimatymo.